Vienas iš vienos funkcijos meniu pasirinkimų yra simetrija. Pasižiūrėkime, ką mes galime su ją daryti. Matome dialogo lentelėje funkcijos išraišką. Taip, ir žiūrime, kokia gali būti simetrija atlikta. Tarkim, galima atlikti simetriją x ašies atžvilgiu. Štai aš paspausiu ir aš gausiu simetriją x ašies atžvilgiu. Galim tą patį padaryti y ašies atžvilgiu. Bet turbūt labiausiai mus dominantis ar labiausiai naudingas dalykas yra simetrija tiesės y lygu x atžvilgiu, kuris mums duoda atvirkštinės funkcijos grafiką. Kalbėdami su vaikais, žinoma, mes norėsime, kad ir matytųsi tą tiesiai, todėl čia reikėtų pažymėti varnelę. Spaudžiu rodyti ir štai, turėdami rodiklinės funkcijos y lygu 2 laipsniai x grafiką, mes gauname logaritminės funkcijos, logaritmos pagrindu 2, kad gauti x grafiką.